Jo, sveiki. Nepraleisiu progos patylėti eilinį kartą, ar ne? Čia dabar, kai eina tokie mūšiai dėl LRT, ar ne? Tai vat, mano mintis labai paprasta ir tokia, racionali pasakyčiau, kad senai reikia tą vadinamą visuomeninį radiją ir televiziją uždaryti ir visus ten išvaikyti velniop, tarkim, nes jis niekam nebereikalingas. Iškirus ten tą šutvę siurbelių, kurios ten prisisiurbė prie tos LRT, ten visokie tapinai, Jakilaičiai, ten Valinskai, tai yra dinastijos, ar ne, kurios jau ten dešimtmečiais siurbė tą LRT, ar ne, aš apsakau, aš dar buvau studentas, man atrodo, prieš 20 ar 30 metų, jau Valinskas ten sėdėdavo, ten tą auksinį savo žodį stūmė ir visą laiką kažkoks tai buvo labai auksinio žodžio meistras, ar ne, ir 30 metų jie ten sėdi ir, tarkim, ten ir varo tą savo propagandą, tarkim, ar ne, koks nors Tapinas arba Tapinienė, šeiminis biznis, ar ne, Tapininės, Tapino eks neturi savo laidą, ten moka ten milijonais irgi už tai, kad už kažkokią diskusijų laidelę, ar ne, diskusijų laidelė. Tapininės, nežinau, kad ten prodiuseris, bet jinai yra vedančioji, daro kažkokį šou, Lietuva kalba, teisingai, Lietuva kalba, ne? Ir ten sumoka irgi ten 100 000 eurų per metus už laidą, kurią gali padaryti kiekvienas LRT žurnaliūga. Kiek ten jų yra? Etatų? 600. 600 dykaduonių. Ir dabar tie visi dykaduoniai, jie už laisvą žodį. Jūs nesat laisvas žodis, jūs esat laisvo žodžio priešai, jūs naikinat dešimtmetį, kol Grybauskaitė buvo prezidentė, jūs naikinot šitą laisvą žodį. Jūs darėt viską, kad to laisvo žodžio nebūtų. Ir tavo Garbačiauskaitė, kur yra Grybauskaitės tokie eilinis kareivėlis, ar ne, tai pakankamai primityviai, brutaliai bando tą savo kėdutę išsaugoti, ar ne. Bet sakau, kam reikalinga LRT? Nežinau, kas žiūri iš mano pažįstamo, ten niekas jos nežiūri, gal kažkokie pensininkai, tėvai arba kažkas panašaus, bet čia irgi iš to įprašymo ir iš tos nostalgijos, ar ne, bet ta nostalgija žudo tą pati Bučelytė, kuri sako, kad maždaug dabar yra tas pats, kas sausio 13, ar ne? Dabar bandymas atsikratyti šitos siurbelių kompanijos, išvaryti ant tą visą gaują iš tos LRT. Yra tas pats, kas rusų agresija per sausio 13. Klausykit žmonės, turėkit šiek tiek sąžinės, pažiūrėkite save iš šono, kaip jūs atrodot, ar ne? Kas yra didžiausias laisvo žodžio priešas? Tai yra Grybauskaitė ir visa jos šutvė, ką neprisimenat visą istorijos, ar ne? Kas naikino bet kokią nuomonę Lietuvoje kitą? Prisiminkit tą patį Tomą Dapkų, ar ne? Iš LNK vadovą žinių. Ir Grybauskaitės komanda šitam Eligijui Masiuliui, kad atsikratyti reikia šito šuns. Jeigu kas nors dar pamiršo, tai primenu, tarkim, tai buvo iš to Gėlių pašto, tarkim, ne? Nutekėjo tą informaciją, kad Tulpių pašto, atsiprašau, už Tulpių, vyriausioji Tulpė parašė Eligijui Masiuliui laiškelį, kad reikia užčiaupti šitą šunį, tai yra Tomą Dapkų. Ir Eligijus Masiulius iš karto tam paskambino tam, kam reikia, tai į tą patį MG Baltiką Mockui ir pasakė užčiaupti šunį. Ir tą pačią dieną Dapkus dingo iš LNK. Prisiminkim tą pačią Rūtą Janutienę, ar ne? Kuri padarė labai geras, vienintelės įdomias publicistinės laidas Tele3 televizijoje. Tame tarpe buvo ten laida apie Grybauskaitės praeitį, tarkim, ir tą visą šutvę Landsbergių. Buvo laida anonsuota, tačiau jinai taip ir nepasirodė, pati Janutienė buvo išpirdolinta į gatvę ir neteko darbo. Dabar jinai daro tą savo YouTube'as laidelius, tačiau nė viena televizijos neįleidžiama. Ir kas už viso to stovi, ar ne? Tai yra laisvo žodžio korifėjai mūsų, tai yra Grybauskaitės visa šutvė. Tai tos visos Grybauskaitės, Landsbergiai, Šimonytės ir Kubiliai. Vat jums laisvo žodis, ar ne? Tai yra siurbelių kompanija, tarkim, kurias aptarnauja, šitą politikierių hebra aptarnauja visa mūsų nepriklausoma žiniasklaida. Ten tie visi prodiuseriai, Jakilaičiai, Tapinai, Valinskai ir ten taip toliau ir panašiai, kurie milijonai siurbia iš tos LRT.
biudžetinės babkės ir sukūrė tokią buką propagandą, tarkim, ne? Nes atkreipkite dėmesį, ar LRT buvo kokia nors diskusijų laida, kurie buvo kelias nuomonės, ar ne? LRT tai yra televizija, tokia visiška Kaspervizija, tarkim, ne? Kurioje reikia ką nors apšikti arba ten apdergti, sutrinti miltus, bet kokį oponentą šitos konservatorių šutvės, ar ne? Ir sėdi 6 balvonai, atsiprašant, ir ėda tą patį žmogų, o jiem nieks net nebando jo pakviesti laidą ir pasisakyti. Aš labai gerai atsimenu, buvo toks Povilas Gilys, buvęs ministeris. Dėl kažko jis ten užsitraukė nemalonę Grybauskaitės ir tada, žinokit kaip, koks ten TV forumas, sėdė 6 snukiai propagandistai ir visi varo ant Gylio. Ar ką jūs man, ar Gylys galėjo pasisakyti? Nieko. Net nebuvo pakviestas. Ir tarkim, jį reikėjo sudirbti, tarkim. Net todėl tos visos, tas ašaros krokodilo, kad mus čia užpuolė rusai, okupuos, išvaikys mus čia laisvo žodžio šalininkus. Nuklausykit žmonės, nejuokinkit viso pasaulio. Jūs esat priešai. Jūs padarėt viską, kad laisvo žodžio neliktų kuo daugiau. Dėl to aš ir sakau, jūs esate visiškai niekam nereikalingi. Jūs reikėtų senai uždaryti ir išvaikyti tą kontorą, nes 30 metų politikieriai ės vieną kitą ir bandys ten pastatyti savo marionetę, tarkim. Dabar konservai turi savo marionetę Garbačiauskaitę, socdemai norės pastatyti savo kažkokį kadrą. Ir visą laiką bus pjautinės, ar ne? Ir visi žinos, kad tai yra propagandinė televizija, ten jokios visuomeniškos apraiškos nėra. Tai dėl to aš ir sakau, uždarykite tą kontorą. Sutaupysim 80 milijonų eurų, kurie nueinate visokiem Jekilaičiam ir Valinskam ir Tapinam, ar ne, kurias, tai va šitie turėtų labiausiai verti dėl tokios uždarimo minties, ar ne. Tai mano labai paprastas pasiūlymas. Uždarykit, išvaikykite tą kontorą Šaraškino velniop, nes ten 600 gavrikų, dykaduonių, tegul eina susiranda savo darbą. Mano toks paprasta buvo ekspertinė nuomonė, politologinė, analizė. Ačiū už dėmesį.